Na ką, sveiki visi, labas vakaras, taigi 6. mūsų įkeitų strategijos epizodas. Turėjom tam tikrą pertrauką, iš tikrųjų, nes labai daug darbų prieš jaučiam pagyvėjimą, ar ne, Remigijau. Remigijau šiandien su manim, tai mes trumpai pradžioje apžvelgsim mūsų realijas, kur mes esam su paskalom, Remigijus mus updatins ir tada važiuosim su jau podcast'o temom. Ok, labas Tomai, labas visi mūsų mėlyje klausytojai, žiūrovai. Malonu, kad mūsų skaičius kažkaip atrodo vis didėja ir daugiau tų žmonių mūsų pasiklauso ir pasižiūri. Tai didelis ačiū Jums. Be abejo, neužmirškit gal, kad ir klausimus, atsakymus mes Jums, užduokit mums klausimus, mes Jums atsakymus atsakysim. Tai jo, ačiū visiems, sveikas Tomai ir jo. Na ką, tai kaip atrodo paskolos šiai dienai? Jo, Tomai, gal trumpai aš tik tai apie paskolą šiandien išvažiuodamas, kas šiandien 28 balandžio, trumpai gal apie tas palūkanas. Jaučiasi prieš 2-3 savaitės jautėsi labai didelė įtampa. Atrodo, kad bankai nežino, kas bus. Kėlė tas palūkanas, gal per 2-3 savaitės sukėlė netgi gal 1%. Šiandien kažkaip pasižiūrėjau, jaučiasi šiek tiek toks atoslūgis, jaučiasi, kad nebėra gal tokio spaudimo, bet palūkanos tikrai dar vis aukštos. Trumpai, su 5% depozitų palūkanos turėtume tikėtis apie 5,5%, kas 5,5%, su 10% depozito vis dėlto bus virš 5, apie 5,2, 5,3 palūkanos. Su 15% depozito, jeigu turėtume, tai jau galėtume tikėti mažiau negu 5%, apie 4,89. Jeigu kalbėti trumpai apie buy to let mortgage'us, tai palūkanos tikrai nėra blogos, tikrai nėra. Su 25% depozitu pasižiūrėjau, ten Mortgage Works, kiti bankai netgi siūlo 4,89. Šiek tiek tokie fees yra 1999 svarai, tokios fees. Tai palūkanos tikrai neblogos ir to atrodo toks jausmas yra, kad bankai šiek tiek atleidžia. Aš žinau, kad swap rate šiek tiek nukrito. Swap rate tai tos palūkanos, ką jie planuoja, kas bus ateityje, tai jos jaučiasi, kad šiek tiek ir pakritusios ir bankai po truputį pradeda nuleidinėti palūkanų normas. Tai vat, ja. Dabar iš mano pusės toks klausimas, ar ne, kadangi Rentys Act už kelių dienų įsiteisina, įsigalėja ir iš savo pusės galiu pasakyti, kad tikrai daug landlordų, žmonių, kurie turi po 1, po 2 butukus, tikrai išparduoda, tikrai tą pasiūlą išpūtė nekilnojamo turto rinkoje. Remigijau, ar pastebit kažkokias pasikeitimus, ar ne, buy to let, ar tiek pat žmonių, kiek anksčiau ateina pas jūs prašyti klausti dėl paskolų, ar šiek tiek sumažėja, kaip yra? Jo, žinai, labai taip sunku atsakyti, arba taip, arba ne, žinai. Mano klientų portfolio, tos mano klientai dažniausiai nėra labai dideli landlordai, jie neturi po 100 namų, ne. Šiaip žmonės, manau, kurie turi 1 ar 2 ar 3 ar 4, 5 namukus, tai vis dar stengiasi išlaikyti, ne? Stengiasi išlaikyti dėl tų priežasčių, kadangi jie jau yra sumokėję labai daug stamp duty. Jeigu sugalvo šiai dienai parduoti, reikės ganėtai didelis mokesčius pardavimo sumokėti, sakykim, kaip capital gains tax. Jo, ir žmonės kažkaip galvoja, ką čia dabar daryti, ne? Gal kažkokio to pelnas tikrai yra sumažėjęs ir dėl taksų, kadangi reikia daugiau tų mokesčių sumokėti, ir dėl, kaip minėjau, tų problemų, kad reikės mokėti pardavimo mokesčius. Tai mano klientūra kažkaip labai nesistengia daug parduoti, bet kaip tu ir sakai, girdžiu ir iš savo kolegų, kurie turi labai daug nekilnojamų turtų, kur dideli yra portfolio. Taip jau kai kurie stengiasi šiek tiek nusimesti nuo to portfolio, atsilaisvinti, nes dėl to, aišku, be abejo, begalybės daug problemų gali susidaryti ir priežasčių, kodėl jie tai nori padaryti. Viena iš tų priežasčių, kurie daug kas nori nusimesti ir be abejo, kaip tu minėjai, tas Rentys Actas, taip pat ir bankai, kur jau portfolio landlordai ganėtinai sunkiai ir paskolas gauti, nes palūkanos labai sukilo, jie žiūri į tą affordability ir dažniausiai tas affordability jiem pafeilina, kad jie negali daugiau plėstis ar negali išsimti pinigėlių, ne raise the capital iš equity, tai daug tokių visokių niuansų, bet šiaip, kad kažko labai nepastebėjau, kad čia kažkas labai ką parduotų dėl tų rental visų pasikeitimų, dėl nuomos tų aktų, bet vis dar, žinokit, žmonės vis tai galvoja, kad nebloga investicija. Aš galvoju, kad kaip kiekvienoje vietoje ir kiekvienais metais, kaip mes ir esame anksčiau kalbėję, ar ne, ir tų situacijų visokių, ar ne, ir pandemijos, ir visai kiti dalykai, tiesiog žmonės prisitaiko, ar ne. Iš pradžių iš didelės panikos išeina tai, kad nebūna ten
tiek jau daug tų skaudulių žmonėms. Dar mano klausimas irgi jums kaip toks tradicinis, kai žmonės sustinka su arba paskolų brokeriu arba nekilnojamo turto agentu, tai ar dabar geras laikas pirkti? Žinai, Tomai, aš jau tau tą patį atsakysiu tikriausiai kaip įprėti, kad to gero laiko nėra kada pirkti, ne? Visą laiką kažkas būna, ne? Tai referendumas čia Anglijoje, tai koks virusas, tai palūkanos aukštos, tai namo kainos aukštos, tai skyrybos, tai prišlybos, tai pinigų yra, ir jo to laiko gero nėra, ne? Aš manau, kiekvieni žmonės pribręsta atitinkamą laiką nusipirkti tą ar papildomą namuką, ar pirmą namuką, jie tiesiog pribręsta, ne? Dažniausiai tai priverčia gal kai kurie faktoriai, kad ar tai nuomojamas namas yra parduodamas, ar tiesiog nuoma labai iškilo ir žmonės jau pradeda galvoti, ar čia tiek mokėti už nuomą porą tūkstančių, ar geriau morgyčiui tą porą tūkstančių mokėti. Tai jo, to gero laiko nėra, bet aš manau, kas jau susitaupė, kas pribrendo ar privertė gyvenimas, tikrai jų niekas nesustabdys nusipirkti ir nesvarbu bet kokios aplinkybės rinkoje ir visa kita. Absoliučiai, tai aš manau, kad pirkti iš tikro dėl paskolų, dėl procentų gal nėra pats geriausias laikas, bet ką diktuoja rinka šiai dienai, kuri yra perpildyta, kad pirkti yra geras laikas. Jeigu tu moki dėrėtis, jeigu tu žinai, ko tu ieškai, kadangi rinka yra perpildyta, ta pasiūla yra žymiai didesnė negu paklausa, yra puikus laikas dėrėtis, puikus laikas ieškoti, ko nori ir teikti pasiūlymus, aš galvoju, nes aš turiu keletą klientų ir keletą namų, kur tiesiog sunku pritraukti žmonės, ar ne? Ja. Tai reikia stengtis ypatingai daug su marketingu, kad žmonės ateitų pas tave, kad ir labai nuo networking priklauso iš tikrųjų. Gali būti, kad šiandien gal ir yra tas, bent jau Anglijoje, tas pirkėjo marketas, ne? Nes jo, tų namų, kaip pasakai, yra gal daugiau pasirinkimo, tų pirkėjų gal mažiau ir jo, aš manau, reikėtų, kad mūsų klausytojai neužmirštų pasinaudoti šitom. Jeigu ten kažkokią kainą gali pasiūlyti ir mažiau ir labiau stengtis dėrėtis. Bet čia jau aišku tokie patarimai, kur jūs turėtumėt nuėję į namą pajusit, ar yra tų pirkėjų. Aišku, jeigu tą namą parduoda ir atėjo ten 20 apžiūrų, tai kažko labai nenusiliksit. Bet jeigu matot, kad jau namas stovi senokai rinkoje, niekas ten labai neteina pasižiūrėti, tai be abejo, tai jau čia jūsų tokia galimybė kažką nusilikti nuo tą namo. Aš turiu dabar vieną klientą, iš tikrųjų, kur mes ieškom namo ir kokiu keliu mes einam, tai mes žiūrim properties, kurios buvo išimtos iš market, ar ne? Tai mes einam per tą sąrašą, properties, kurios ten prieš 8 mėnesius išimtos, ar ne? Ir va čia yra potencialas, ar žmonės įdėjo, laikė ten pusę metų, ar kai kurie ir metus, nusivylė, išėmė ir mes su jais kalbamės, ar ne? Tai mes turim tokią informaciją ir mes einam su jais ir kalbamės, ar dar norit parduoti ir jau tada yra iš viso potencialas tas didelis dėrėtis. O dėl to laiko, ar pirkti, ar ne, tai šita specialybė yra tokia nedėkinga, kad mes dažnai negalime taip sakyti, bet išlošiam iš žmonių nelaimę, ar ne? Žmonės skiriasi, mes parduodam, ar ne? Kažkas galbūt numirė, mes parduodam. Tai jeigu kažkam gimė vaikas ir reikia didesnės erdvės ar kažko, ir aišku, jie nelauks to tinkamo kažkokio laiko, kuris galbūt niekada ir neegzistuos, ar ne? Jo, nu, žinai, vis dėlto, jeigu mes kalbam apie Londoną, tai Londonas, kad ir kiek čia, patys žinom, 10 ar kiek tų milijonų gyventojų, tai šito čia veiksmo yra, ne? Tikrai čia žmonės juda, perka, parduoda, vis dėlto didelis miestas, daug imigracijos, daug visokiausių galimybių ir aš, pavyzdžiui, ir pats pastebiu iš savo klientų, kodėl yra toks kartais judesys. Paprasčiausiai žmonėm, tarkim, pagerėja gal finansinės galimybės. Tarkim, ten kažkas uždirbo 40 000, dabar gal uždirbo 80 000. Ir be abejo, žmonės jau ir ieško kažko gal geresnio, didesnio. Nu, Londonas gal yra toks specifinis miestas, gal negalėtumėm kalbėti apie visą Anglijos rinką, nes Londonas, kaip sakau, čia yra special place. Aišku, jeigu kalbėtumėm apie kažkokius tolimesnius miestus, gal šiek tiek to sąstingio ir yra, jo, be abejo. Ar pastebėjote, Remigijau, kad žmonės traukiasi iš Londono, pavyzdžiui, dėl kai ateina pas jūs paslaugų ieškoti, kad ieškotų properties toliau kažkur, ar yra tai kažkoks? Jo, aš manau, kad tikrai bent jau iš mano klientų to aš jaučiu. Jaučiu todėl, kad žmonės, žinokit, įsigijo kažkokias specialybės, kažką pramoko Londone, ne? Ir už tos pačius darbus galima gauti ir daugiau, gal, kad ir tą patį atlyginimą, bet kažkur toliau, bet be abejo, kraustydamėsi toliau iš Londono, jūs pagerinot, ganėtinai, manau, gerai savo gerbuvį ir
kriminalinė statistika gal geresnė kažkur toliau nuo Londono, daugiau tos erdvės, didesni tie namai, gal vaikučiai turi daugiau vietos pažaisti. Jo, tai aš pastebiu, kad... Aš pareklamuosiu, mes pabaigoje epizodo turėsim tokį dalyką, mes su Remigijum įsirinkom 5 properties, mes turėjom, biudžetas buvo 400 000 ir įsirinkom 5 lokacijas ir pažiūrėsim, ką už 400 000 galime nupirkti. Tai įsirinkau Londoną, Essexą, Škotiją, Manchesterį ir Leedsą. Tai čia bus pabaigoje epizodo, mes apžiūrėsim šitus dalykus. Kadangi aš esu Keller Williams organizacijos narys ir agentas, ir aš pastebiu ir su kolegom kalbėjau, turėjom neseniai labai didelį renginį, kad žmonės vis dar dirba daug iš namų. Tai ofisai vis dar nėra tas dalykas, iš ko jie dirba. Ir jie traukiasi į tą šiaurę, ar ne? Ir, sakau, ir tą kainų tokį palyginimą mes pastebėsim. Noriu papasakoti Remigijau vieną istoriją, iš tikro, su kuria susidūriau. Man paskambino žmogus, norėdamas parduoti savo namą. Taip. Mes jau šiek tiek aptarėm tą istoriją, aš klausiau jūsų patarimo. Žodžiu, istorija yra tokia, kad žmogus pasistatė, pasiapgraidino, sakykime, savo namą, ar ne, ir jis dabar nori jį parduoti. Jis man paskambino, norėjo, kad padaryčiau įvertinimą, aš pasidariau savo namų darbus, pasižiūrėjau, kas parduodama toj arėjai, susirašiau tas kainą, žodžiu, tai kaina buvo ten 3 miegamųjų namas, apie 230 000, dabar tos lokacijos neminėsiu, bet žodžiu, apie 230 000, ar ne? Ir aš paklausiau pas tą žmogų dar telefoninio pokalbio metu, kad aš neturėčiau kažkokių surprizų, kiek jis galvojo namas vertas. Ir jis galvoja, kad jo namas yra vertas apie 400 000. Wow. Kažkas jam pasakė, kažkoks draugas, kažkoks dėdė, kažkokių ekspertų jis turėjo savo gyvenime. Ir su ta mintim, kad tas žmogus savo namą įsivertina 170 000 daugiau negu yra realiai jo vertė, aš važiavau į tą susitikimą. Nesitikėjau visiškai nieko iš jo, nežinau, ko tikėtis. Nuvažiavau į tą vietą. Ir žiūriu, namas kaip namas, tas pats atrodo kaip ir kaimyno, kaip ir kito kaimyno. Ir žodžiu, aš žiūrėjau. Tai ką aš tam pastebėjau? Pastebėjau, kad žmogus įrengęs loftą, iš tikrųjų ir tikrai remontas, loftas padarytas tvarkingai, viskas gerai, laiptų nėra ir, žinot, kur kopėtėlės įsiskleidžia. Padarytas extensionas taip pat, namas yra apšildytas, ar ne? Tai jis kaip ir įsiskiria. Ir mes atsisėdom, pirmas dalykas, kurio aš paklausiau, tai ar yra dokumentai lofto, ar yra patvirtinta kažkas. Sako, ne, nėra, bet aš turiu nuotraukas pasidaręs, ar ne? Tai mes turėjom podcast'e Davidą, lofto ekspertą, aš paskambinau iš karto Davidui, sakau, Davidai, mes turim tokią situaciją, mes neturim dokumentų, ar kažką galim atgalinę datą, kažką patvirtinti, ar ne? Davidas sako, ten turi būti izoliacinė medžiaga tam tikra, turi būti pasirašyta, balkiai turi būti tam tikri, jeigu mediniai turi būti impregnuoti, žodžiu, mes to neturim. Tai jau mes, tas mūsų kaip ir ekstra kambarys, tiesiog storage room yra, mes jo negalim reklamuoti kaip kambario. Toliau extensionas taip pat, kadangi žmogus yra labai nagingas, darbštus, statybininkas, jis pats jau pastatė extensioną. Taip pat dėja be jokių leidimų. Tai pinigų suinvestuota į tą nekilnojamą turtą labai daug tikrai, ir pinigų, ir darbo sunkaus, ir visko, bet šiai dienai mes tiesiog negalim į rinką įeiti ir prašyti tos sumos. Tai tikrai buvo tokia neeilinė, sunki situacija, su kuria aš turėjau tvarkytis ir turėjau parodyti grinai tam žmogui, ką kaimynas parduoda, kokios mūsų realios galimybės, nes rinka ir šiaip nėra tokia, kur ten visi viską graibo, ar ne? Ar jūs esate, Remigijau, susidūrę kada nors su tokiom situacijom, su tokiais, sakykime, sunkesniais klientais, ar ne, kurie tą savo nekilnojamą turtą įvertina šiek tiek kitaip, negu rodo rinka? Jo, tikrai, žinok, Tomai, tikrai daug kartų susidūręs, tikrai vien jau dėl to, kad daug bendrauju su nekilnojamo turto agentūrom, nes galų gale, kai darau būsto paskolas, tos mortgage'us, tai daug tenka bendrauti su agentūrom. Ir tikrai visų pirmiausia jaučiasi, kad agentūros yra išpūstos kainos, nes kai bankas ateina įvertinti, bankas šiek tiek įvertina negatyviau, truputį mažiau. Ir be abejo, jeigu kalbėti, tarkim, apie mūsų tautiečių ar kažkokių rytų europiečių, tikrai mes turim tą tokį keistą polinkį kažką dastatyti, kažką padaryti, ne? Ir vis galvojam, kad tai labai pakeis namo vertę, ne? Pakels labai didelę vertę. Bet, o tuos visus tokius legalius dalykus kažkaip atidedam į šoną, kada, rytoj mes sutvarkysim. Rytoj. Ir dažniausiai tie priestatai ir kažkokie loftų pakelimai, jie yra padaryti be leidimų, be nieko. Ir tada tos problemėlės šiek tiek pasideda ir tos vertės nebeina pakelti tonam. Kaip tu sakai, kažkoks tai yra loftas, žmogus įsitikinęs, kad čia bus
bus kaip miegamasis. Nu ką, nu tu tikrai negali sakyti, kad ten miegamasis, nes ten tik, nu ką, tik daiktams galėtų susidėti. Aš irgi visai nesinai dabar susidūriau namą ten su klientu, tai jis elektros visą tą dėžutę perkelė kažkur kitur, ne? Pats. Nu, jis pats perkelė jo, nes jis ten sugalvojo vonį įrengti ir dėžutę perkelė po laiptais. Nu, tokie labai rimti dalykai ir atrodo, seniau tie dalykai kažkaip praeidavo. Tikrai prieš 10 metų kažkaip ir advokatai lengviau pažiūrėdavo ir tie pirkėjai labiau pažiūrėdavo kažkaip tai pro šalį, sakykime. O dabar visi tie loftai ar kažkokie pakeitimai, visi labai reikalauja tų sertifikatų ir galų gale jie turi būti, nes tai yra labai svarbu, ypač jeigu, kaip tu sakai, Tomai, apie savo klientus tu kalbi, kur nuomuoji, taigi jūs atiduodat savo namą svetimiems žmonėms, neduok Dieve kažkokia atsitiks nelaimė, ar užsidegs, ar ką, nu taigi kas bus atsakingas, pats savininkas, jeigu nebuvo atitinkamų dokumentų, reikalavimų, visa kita. Ir tikriausiai pats pirkėjas, vis tiek mes įsikraustom kažkaip, mes čia Didžioji Britanija, mes neturim tokios minties, kad gyvensim amžinai tam name, ar ne? Kaip jūs ir sakėt, pas jūs ateina situacija, pasikeičia, vis tiek tas pirkėjas negali užsimerkti, nes jam reikės parduoti vieną dieną tą nekilnojamą turtą. Tai jeigu šiandien nėra tų leidimų ir jis jau nusiperka užsimerkęs, tai yra didelė problema. Aš turiu labai vieną gerą istoriją iš tikrųjų apie užsimerkimą, apie tos žmonės ir emocijas, kur mes dažnai kalbam ir paminim, kad žmonės perka namus emocijom. Tai situacija yra tokia, kad žmogus nusižiūrėjo namą, jam labai patiko, tada pasikvietė žmonos seserį, pasikvietė tėvų, žodžiu, visiems labai patiko, viskas labai puiku. Atėjo building surveyor ir pasakė taip, yra problema su stogu, kuri gali virsti, dabar yra tokia mažesnė problema, bet gali virsti į didelę problemą. Tas žmogus pasikvietė kažkokį savo pažįstamą statybininką, sako, nieko čia tokio, perkam tą namą, viskas gerai. Completion, jis nusipirko tą namą už 2 mėnesių, didelė problema, kainavusi 18 000 svarų žmogui stogo tvarkymą. Tai dar vienas toks dalykas, kad tiesiog mums reikia tų profesionalų klausyti, ar ne, ir žiūrėti, kas ką sako. Dabar iš jūsų patirties, kaip su tai suvėriais? Ar kiekvienas pirkėjas savo asmeniniai samdo, ar ne? Kaip yra tos tendencijos? Jeigu trumpai kalbėti apie survėjus, apie tos namo įvertintojus, tai šiai dienai dažniausiai visi bankai daro nemokamą įvertinimą, nemokamą tą survėjus, kuris ateina įvertina namo būklę ir visą kitą, kiek laiko jis jau ten stovi, kokios problemos gali būti ir kokia jo kaina. Tai dažniausiai visi bankai tai daro už dyką, nemokamai. Bet dauguma žmonių samdosi privatų survėjų, privatų inžinierių, kuris ateis ir tikrai viską ištikrins. Aš kalbu apie, tarkim, visus elektros laidus, dujo vamzdynus, visas vandens vamzdynus. O tai bankas nedaro to taip giliai, kad žmonės nepasitikė vis dar? Galų gale, žinai, reikėtų gal pasakyti, kad bankai nedaro namo įvertinimų, jie samdo vertintojus, ne? Jie samdo vertintojus. Tai bankui dažniausiai užtenka paprasto to tokio namo įvertinimo. Aišku, jis yra ganėtinai rimtas, nes pasirašo vis dėlto inžinierius, kuris yra turintis visas kvalifikacijas, kuris tikrai įvertins, ar nėra didelių problemų su to namu. Ir be abejo, bankas tuom pasitikė. Ir bankui to jau užtenka. Aišku, reikia neužmiršti, kad, sakykime, ten žmogus įneša 10% depozito, bankas jums skolina 90%. Tikrai tas bankas labai rimtai žiūri tą įvertinimą, kad netgi jis yra ir už dyką, jis rimtai žiūri. Dažniausiai žmonės naudoja, kaip tu minėjai, dėl savęs privačius vertintojus, kad tikrai įsitikintų, ar nėra problemų dėl stogo, dėl vamzdynų ir visa kita. Darant tos tokius privačius vertinimus, dažniausiai sugrįžta tokie ganėtinai negatyvūs tie reportai. Be abejo, kaip sugrįž geras. Aišku, jis nesugrįž geras, nes Anglijoje ar Londone namai po 100 metų, jau kiti 50, 60, 100 metų, tai visą laiką rasi prie kažko prisikabinti. Čia yra geras ir blogas dalykas. Aišku, geras dalykas tuos, kad galit numušti kainą, sakyt, klausykit, man visą šitą reikės remontuoti apie 30-40 tūkstančių ir jūs galite tikėtis, kad savininkas tai nuleis. Blogi dalykai, kad galit nebepirkt, kažkiek jau investavot pinigėlių ar į advokatus, ar į dar kažką ir vis dėlto nuspręs nepirkt. Tai į tavo klausimą trumpai atsakyti, užtenka vien tik tai banko įvertinimo, bet tikrai patarčiau naudoti privačius, kažkiek galima daugiau sužinoti apie šitą namą ir visą kitą.
Kokios dabar būtų kainos, Remigijų, privačių suvėrių? Ar jūs turit kažkokių pažįstamų žmonių, kuriuos tikrai patikimi ir galėtumėte rekomenduoti, jeigu žmonės kreiptųsi? Jo, aš manau, ten kažkokių aš ten tų labai pažįstamų neturiu, ne? Galų gale... Bet žmonėms, su kuriais dirbote, jo, šiek tiek jų yra pažįstamų ir kol galėtų rekomenduoti. Bet žinok, dabar Tomai tokie tie laikai, yra tas inžinierių, tų survėjų, tokie websaitai, kurie yra registruoti ten ir turi visas licenzijas. Tiesiog įrašot poskodą ir jums išmeta toj erijoje tie inžinieriai, kurie galėtų ateiti pas jūs, nes nemanau, kad ten kažkas norėtų iš kokio Mančesterio važiuoti į Londoną, patikrinti namą. Tai kainos, jeigu sugrįž kainos, kaip sakiau, bankai daro nemokamai, o privatus vis dėlto jau kainuotų, sakyčiau, nuo 4 iki 700 šitam tarpe. Aišku, priklauso nuo dydžio ir visa kita. Tai jo, tikrai reikėtų gal juos naudoti, juos įsitikinti. Jeigu kalbėti apie lietuvius, lietuviai nelabai mėgsta juos užsakinėti. Nes taupus žmonės. Gal taupus, gal taupus. Čia daugiau gal, sakykime, kitataučiai, ypač anglai ar ten kitos tautų, tai jie tikrai apie, sakyčiau, 75% naudoja privačius vertintojus. Tai lietuviai nelabai iš tikrųjų. Supratau. Tai toks vienas iš tų dalykų, ar ne, kad mes kartais pataupom dalykams, kuriems gal reikėtų netaupyti, Remigijų, ir per jūsų visą darbo istoriją, per visą laiką, ar dar pastebėjote kažkokių dalykų, kur žmonės pataupo, kur gal reikėtų šiek tiek leisti tos pinigus, ar ne, kad būtų užtikrinta, bet kažkokių dar... Gal, žinok, Tomai, kaip ir tu jau ne pirmam mūsų podcaste mini, tas toks emocinis tas pirkimas. Tikrai labai sunku ir su klientais, kurie įsimyli tuos namus, kurie tikrai dabar vieną paskolą darau, tikrai žmogus yra įsimylėjęs, nežinau kodėl, ten jis man aiškina, kad žmona turi gėlynus labai gražius ir visa kita. Ir ten iš tikrųjų tokia ganėtinai rimta problema, ne šiaip, kad ten kažkas ar kaina bloga, ar ką, ten tiesiog net pats namas yra nestandartinės konstrukcijos. Ir tiesiog... Nestandartinės dėl ko, kad iš medžiagų, kurių pastatyti? Gal kažkada, gal vėliau po to galėsim kalbėti nestandartinės konstrukcijos. Tas namas iš tikrųjų yra pastatytas ne iš plytų, arba tik dalis namo yra iš plytų pastatyti. Visa kita ten gal metalas būti arba betonas, tam betone dažniausiai yra įmontuotas metalas ir bankai ir inžinieriai galvoja, kad tas metalas viduje betone rūdyja ir kaip konstrukcija jinai silpnėja. Ir viskas, ir mano tas klientas tiek to nori, ką žinau, 10 kartų žmogui paskaik, gal tu nepirk, bet galų galia ne mano patarimus dalinti pirkti ar ne, ir po truputį bandom sutvarkyti paskolą. Ir kaip sekasi ją sutvarkyti, ar kiek susiaurėja tas skolintojų ratas, ar ne dėl tos nestandartinės konstrukcijos, nes aš žinau, kad kiti bankai ir kiti skolintojai griežtai ne. Vis dėlto dar yra likę tų bankų, kas skolintų, jų tikrai labai mažai. Ten 2-3 bankai, kas skolina. Tai tie žmonės, kurie perka tuos namus, jie turėtų žinoti, kad yra likę 2-3 bankai, kas skolina. Ir vis laik reikia galvoti, kaip kalbėjom apie ateitį, tarkim, kas atsitiks, jeigu tie 2-3 bankai nebeskolins už 10 metų. Tai reiškia, jūs turėsite ten už grynus parduoti, ganėtinai pigiai parduoti. Daug bankų atkrenta ir galų gale bankai prašo daugiau depozito. Manyčiau, reikėtų ten jau galvoti apie 25% depozito. Ir iš vis reikėtų pagalvoti apie tai. Reikėtų ar verta pirkti. Reikėtų pasitarti su inžinieriais, o ne su draugais, tarkim. Bet yra tas emocinis, tas vis dėlto išlikęs pirkimas. O kaip po to su refinansavimu yra tokio nekilnojamo turto? Su refinansavimu vėl mes susidurim su tom pačiom problemom, nes vėl tik kaip sakiau, minėję 2-3 bankai. Dažniausiai žmonės nusipirkė tuos namus nebejuda iš tų bankų. Jeigu jie nusipirko, tarkim, Halifaxe, jie tikriausiai gal 20 metų ir pasiliks tam Halifaxe, nes Halifax vienas iš tų lyderių, kur skolina non-standard construction. Ne? Bet jie labai limituoja, iš tikrųjų, tokie žmonės limituoja savo galimybės tos procentus susimažinti ir staupyti kažkiek pinigų, ar ne? Visų pirmiausia, tie namai gal yra patrauklus vien todėl, kad jie yra pigesni. Tai čia yra gal vienintelis būdas, kodėl žmonės labai susigunda. Aš manau, bet kuris, ar Tomai, ar tu, ar aš, jeigu ieškom nusipirkti savo namuką, pradedam ieškoti pigiausią. Ne? Ir dažniausiai, patys žinot, toks tas dabar gyvenimas, kad kas pigu, tai tikrai nėra labai gerai. Ir nuo to pigumo dažniausiai žmonės pamato tos pigesnius namus, skirtumai kartais gali būti labai dideli, net iki 100 000 skirtumus. Ir žmonės įvertina tai, kad daugiau depozitų neturi, ką čia gyvensim 20 metų. Nelabai nori galvoti, kas bus su pardavimu. Ne? Su pardavimu tikrai bus labai sudėtingai. Labai. Nes kaip tas dabar perka mano klientas, nieks kits nenorėjo pirkti, tik tai lietuviukas mūsų norėjo nusipirkti. Ir aišku, nesakau, kad ten blogi namai,
žmonės gyvena jau 100 metų, bet su jais reikėtų atsargiai, reikėtų paklausti gal profesionalaus žmogaus pagalbos, ar tikrai verta, kokios ateityje problemos gali būti ir visa kita. Aš turiu istoriją visiškai iš tos pačios temos, tai mūsų tautietė lietuvė pardavinėja tokį patį namą, irgi nestandartinės konstrukcijos ir atsirado pirkėjas. Tų pirkėjų nebuvo labai daug, Taip. atsirado vienas, ji patikėjo juo, kad jis nori nupirkti ir apsidžiaugė. Iš tikrųjų, nes jis norėjo įsikrausti, išvažiuoti į Lietuvą ir viskas. Dabar iš pirkėjo pusės, ar ne, jo skolintojas paprašė tam tikro dokumento, Taip. kad ateitų labai akredituotas suveris ir konstrukcija įvertintų, Taip, ar ne? taip, reikia papildomų reportų. Jie susitarė, viskas gerai, tas jau kaip ir rankų sukritimas įvyko, ar ne, ta moteris laiminga, ji tiesiog norėjo parduoti nekilnojamą turtą. Jie susirado tą inžinierių, sumokėjo 1200 už viso namo įvertinimą, ar ne? Tas reportas parėjo teigiamas, kad viskas gerai su namu, kad konstrukcijos stabilios, viskas tvarkoj. Ir kaip jūs galvojat, kas įvyko? Persigalvojo. Persigalvojo. Pirkėjas persigalvojo, jo neišėjo pagauti, viskas. Tai vėlgi, ar ne, 1200 čia. Vėl kažkokios išlaidos, vėl mažinti kainą, vėl žmonės derasi. Taip. Yra didelis galvos skausmas ir iš tikrųjų reikėtų pagalvoti, o kaip žmonėms žinoti, pavyzdžiui, ar tas namas standartinės konstrukcijos ar ne, iš kur ta informacija ateina. Aš tai paprasčiausiai žmonėms tokius liaudiškus patarimus dalinu. Jeigu atėjot namą pažiūrėti ir tarkim jūs nematot plytų, ne, kad nėra plytinis namas, tarkim jis ten apkaltas kažkokiam lentelėm, arba jis yra aptinkuotas ir nudažytas. Aišku, pirmas klausimas turėtų būti, ar jis yra tikrai standard construction, standartinės konstrukcijos. Turėtumėt paklausti agento. Agentas tai privalo pasakyti, ne? Jis privalo pasakyti ir va, tai tas ir būtų pats pirmas, kad jeigu nematot plytų, klauskit klausimų, ne? Nes po to tikrai bus daug problemų. Labai geras patarimas. Bet tokio kaip registro kažkokio ar kažko nėra, tai jau po to, kaip tu tada pateiki pasiūlymą tikriausiai bankui, ar ne? Ir bankas siunčia ar bankas prieš siūsdamas savo suverį turi jau tą informaciją, ar ta informacija išaiškėja tik nusiuntus suverį? Ne, tai informacija tikrai turėtų jau nekilnojamo turto agentas pasakyti, kad tai yra nestandartinės konstrukcijos. Galų galiai ir patiems turėtų kilti klausimas, kodėl jis yra pigesnis, kas už tų tinkų yra, kas už tų lentelių užkaltų ten yra. Dažniausiai jau kažkokios kitokios medžiagos panaudotos. Didžiausia problema yra, kad ten tarkim yra, kaip minėjau, yra betonas, betone yra metalo, jie galvoja, kad rūdyja. Taip pat aišku yra timber construction, kur yra mediena. Vis dėlto, kad ir kaip būtų čia esam sala, ne, to drėgnumo ganėtinai daug ir aš manau, tie namai buvo statyti greitai, kad reikėjo tų namų, tarkim, ar ten Dagenhame jų daug yra, rytų Londone, jeigu kalbėti apie rytų Londone, nestatys didelį gamyklą kaip Fordo gamyklą ir jie tiesiog ten 1000, gal 5000 tų namukų prikėpė labai greit, nes gamyklą statys, darbuotojams reikėjo ir šiaip, aišku, ta konstrukcija gal tuo laiku atrodė labai gera. Kažkaip niekas gal negalvojo, kas čia bus, koks to medžiagom ir visa kita. Tai va, ir žiūrėkit, ką perkat, žiūrėkit, tarkitės, klauskit agento. Bet pasikeitė standartai ir statybų standartai pasikeitė. Ir tos medžiagos, kaip ir sakėte, eina į priekį. Aš esu susidūręs, turėjau įvertinimą buto, tai apie tą tokį atvirumo, ar ne? Buto įvertinimas, pas mus lysas likęs 82 metai ir kalbu su pardavėju. Ir sakau, mes, privalom, bet jeigu ateis ir jeigu neklaus, tai gal mes praslysim, ar ne? Tai va tokių dalykų, ir tai yra net nelegalu, tokie dalykai turi būti nurodyti. Ant kiek po to advokatai, kaip jau daro mortgage'us, ar ne, ant kiek jie detaliai žiūri į tą property, ar ne, ir ant kiek jie gali iškelti, nes aš žinau, kad kai kurie advokatai yra labai puikūs specialistai savo darbo ir jie atkreipia dėmesį į tokias smulkmenas ir pasako pirkėjui, kai kurie galbūt praleidžia pro akis. Tai kokia jūsų patirtis su advokatais ir kiek jie detaliai žiūri dalykus? Tu Tomai labai gerą dalyką palėtė, iš tikrųjų advokatai, tai maža to, kad yra bankas, yra namo įvertintojas, yra ir advokatas. Iš tikrųjų tiek bankas, tiek tas namo įvertintojas ir ypač advokatas visi turėtų dirbti jūsų kaip pirkėjo naudai. Tai su advokatais, aišku, tikrai turėtumėt pasitarti, kad kas gal turi gerus advokatus. Aš žinau, kad mes iš tikrųjų, mes turim tikrai turim ir savo
tautiečių, kurie... lietuvaičių, lietuvių, kurie dirba ir tikrai nuoširdžiai. Gal pagrindinis patarimas būtų tų advokatų labai neskubinti, nes dažniausiai susiduriu su tą problemą, kad visi labai greit nori pirkti ir jau advokatas tampa blogas, kadangi jis lėtai dirba. Ne? Aišku, gal kažkas ten turi daugiau to darbo ir visą kitą, bet vis tiek didžioji dalis, kodėl advokatas dirba lėtai, žmogui atrodo, kad yra daug reikalų. Ne? Visi lėtai atsako tos klausimus. Tai manau, reikėtų advokatą gal šiek tiek spausti visą laiką, bet duoti jam laiko, kad jis... Į mišką nevežti. Jo, kad iškastų visas tas problemas, taip, kiek gali, ne? Nes jis be abejo iškas ne tik, kad gali būti namo struktūrinių problemų, bet taip pat iškas, kad yra problemų gal su kažkuo legalia pusė, gal neaišku, kas savininkai, daug tokių visokiausių niuansų. Iš jūsų patirties, Remigijau, nes tikrai aš žinau, kad virš 20 metų rinkoje, tai jūs jau turite tų istorijų, ar ne? Tai kokie tokie paslėpti dalykai buvo išaiškėję, kurie sustabdė tą pardavimo procesą, pirkimo pardavimo procesą, bet iš savo atminties gal kažką? Kažkokių, žinai, Tomai, ten kažkokių labai paslėptų ten gal ir nėra, nes galų galia, jeigu ten labai paslėpti jau kažkaip galbūt ir kriminalas, ne? Čia nieks nenorėtų nei tu, Tomai, nei aš, nei tie advokatai ir agentūros kažkur veltis. Dažniausiai būna, kad iš pradžių žmonėm atrodo tos problemos labai menkos ir jo čia nesvarbu, yra loftas įrengtas, visas kitas. Praeina mėnesis 2, advokatai pradeda domėtis, jau pradeda aiškinti, kad klausykit, čia nėra leidimo, bus problema. Kitą dieną jau advokatas skambina, sako, klausyk, čia netokios medžiagos padarytos, jeigu čia sudegs per minutę, ne? Ir dažniausiai žmonėm kažkiek praeina laiko, 2-3 mėnesiai jau viskas susėsta į galvą ir galvoju, palauk, ką aš čia perku, ne? Tai ir kaip tu minėjai, ir prarandami pinigėliai, prarandamas daug laiko. Tai reikėtų tikrai neskubėti, tikrai neskubėti. Ir mano pažįstami tie advokatai, tu Tomai, kuriuos pažįstam, kur mes rekomenduojam, jeigu netgi perkant, tarkim, aukcione, ten, sakykime, vieną advokatį ima 300 svarų, kad įsigilintų visus dokumentus. Aišku, ganėtinai nemaži pinigėliai, bet įsivaizduojat, jūs sumokat ir atiduodat profesionaliui įvertinti viską apie tą namą. Nes perkant namą vis tiek yra gaunami raportai, kas viskas apie tą namą yra, kas bus statoma aplink tą namą, kokios problemos gali būti su to namu. Ypač jeigu kalbėti apie šiaurę, daug yra tų namų, kur ten kasė anglis. Tai tos anglių kasyklos vis dar sudaro labai daug problemų, nors jos uždarytos jau gal prieš 50 metų, bet vis dėlto tie reportai įtraukia tos, kur buvo anglių kasyklos ir jie bijo tų duobių, kur ten įkris ir tuos namus ten efektina, nežinau, gal netgi 20-30 mylių aplinkui. Nesu ten girdėjęs, kad ten kažkas sugriūtų, bet tikrai tikrai yra ir kur jau yra vietų, kur draudimai neskolina. Tai gal kitą temą gal ir pakalbėsim apie paprastus, atrodo smulkmeną tokius kaip draudimus, kodėl draudimai nebeskolinant kai kurių namų. Ir draudimai jau turi tokius poskodus, tos pašto kodus, kurie jau yra įtraukti, kurie neskolina. Juodasis sąrašas. Tai ten kažkas dėl potvinių, ar dėl tų anglių kasyklų, ar dėl kažkokių dujų kažkur kažkas ten buvo. Tai tokių daug niuansų, kur mes pakalbėsim gal vėliau. Nes dabar, kai aš darau reportus, netgi yra iš tikrųjų atskiras skiltis potvinio rizika, ar ne? Tai be abejo. Kaip darau reportus, kaip darau lyginimus atskirų properties, ar ne? Tai vat yra tokia skiltis ir Anglijoje didelė problema, tikrai. Labai. Bet kartais tokį namą galima ir pigiau nusipirkti. Tai čia va toksai yra žaidimas. Tai žaidimas šitiek yra, bet paprasčiausiai paimti, įeiti bet kokį ten draudimo kompaniją ir pabandyti tą postkodą apdraustis. Ir jeigu jūs matysit, kad atmeta, kad declineina, jau tada viskas. Tada jau geras patarimas. Aš tai ir patariu, kad ten įeikit, kur nors manį supermarket, namo draudimą, nereikia ten namų numerių, tik postkodą sužinokit, įveskit ir kad sužinot kainą. Ne? Ir dažnai būna, kad draudimai atmeta, kad nieks nesiūlo nieko. Tas reiškia, kad draudimas neduoda draudimo, reiškia, bankas neduos tikrai paskolos. Ir kas svarbiausiai, žinokit, aš pats irgi susidūriau su tokiu atveju, gal prieš 2 metus, ten, kai buvo čia Anglijoje potviniai, atsimeni, tai žinokit, aš važiavau ten kažkur, neprisimenu, ant Peterboro, į šiaurę labiau, ir toks didelis potvinis, ne? Tai žinok, galvojau, kur čia ta upė, kur čia ta didelė upė, čia taip viskas patvinė. Žinokit, toks mažas upelis. Aš nežinau, ar čia gal specifiška, angliška, kažkokios lygumos, ar ką, tiesiog baisu toks potvinis. O tas upelis toks mažas ir patvindė tiesiog labai didelė ėrė ir reikėtų labai atsargiai žiūrėti tos dalykus. Tai koks tas yra
ką man kaip pirkėjui reikėtų daryti, kad norint apsisaugoti nuo tokių dalykų, ar ne, kur man reikėtų eiti, į ką reikėtų labiausiai įsigilinti ir ar yra kažkas, vat, kaip mes jau sakėm, ar ne, advokatas, ar ne. Tai būtų toks vienas iš pagrindinių, bet į ką dar reikėtų man atkreipti dėmesį, žiūrint to namo, matant tą kainą ir pirmą ar antrą kartą perkant, nelabai suprantant iš tikrųjų, ką aš perku. Aš, žinai, čia mes kažko labai gal nemokinsim tų mūsų klausytojų, kur ką žiūrėti, bet aišku, dabar tokie laikai, daug interneto informacijos, viską reikia pasižiūrėti, kokios mokyklos, ne? Labai daug kaina, ką reiškia Anglijoje, kokios mokyklos aplink. Taip. Tarkim, jeigu ten Brentforde yra geros privačios mokyklos, ten tiesiog neįmanoma, kainos išpūstos nerealiai vien dėl mokyklų. Be abejo, reikia pažiūrėti, kokia yra kriminologinė situacija, kiek nusikaltimų yra, kiek vagysčių yra. Daug visokiausių niuansų, aš manau, yra internete ir tokių portalų, kur atsidarai ir jau matai visą tokį vaizdą, kas aplinkui vyksta tą namą. Ir be abejo, aišku, reikia kalbėti su vietiniais agentais. Ir galų gale, kaip tu, Tomai, tai ką, jeigu aš perku namą, aš duodu tą užduotį, tu, manau, tikrai viską pasakysi, kas viskas vyksta apie tą namą. Ir reikėtų naudotis tom. Tai aš galvoju, kad šiam segmentui toks yra labai, labai tvirtas statement, kad Didžioji Britanijai mes perkam ne namą, mes perkam lokaciją. Be abejo, sutinku, tikrai, taip. Jo, nes sakau, ir tų dalykų, į kuriuos mums reikia atsižvelgti, yra begalės ir žmogui, kuris perka, viską suprasti, žinoti ir įsigilinti, tai yra misija tikriausiai neįmanoma, ar ne? Aš kalbėjau dabar turėjau tokį labai didelį renginį, tai buvo mano kolegos iš Amerikos, ar ne? Tai ten ta praktika yra tokia, kad yra pardavėjo agentas ir yra pirkėjo agentas, ar ne? Taip. Tai žmonės nei ten pasiūlymų, bendrauja agentas su agentu, ar ne? Ir jie kiekvienas, tai pavyzdžiui, kaip vyksta tas procesas, tai jeigu pardavėjo agentas, ten komisinio yra 6%, tai jie dalinasi tai su pirkėjo agentu, ar ne? Tai po 3%. Ir dažnai ateina žmonės ir sako, nes tu gali, pavyzdžiui, čia UK tikriausiai negali to padaryti, tikrai negali, bet Amerikoje tu gali pats pardavinėti savo nekilnojamą turtą. Ir pardavinėti, ir pirkti, tavo pasirinkimas, ar tu naudosi kažkokią agento paslaugom ar ne. Tai dažnai ateina žmonės pirkti, kurie neturi to pirkimo agento, ir žinodami tą situaciją, sako, tai aš gal gausiu to 3% nuolaidą, ar ne? Tai, bet sakau, ta praktika Didžioji Britanijoje jau taip pat ateina ir ypač organizacija, su kuria aš dirbu, kad žmonės, kurie parduoda, ar ne, jeigu tu esi jų pardavimo agentas, jau jie pas tave prašo, kad tu padėtum jiems, ar ne, su pirkimais. Tai vienas iš tų dalykų. Dabar su kokiais, Remigijau, susiduria didžiausiais melais ir stereotipais, galbūt, kas liečia paskolų rinką, ar ne, kur žmonės ateina jau su išankstiniu kažkokiu nusistatymu, ar ne, ar yra kažkokius, ką galėtumėte išskirti, kad ateina ir tada reikia sakyti, ne, taip nėra, aš suprantu, kad kažkur girdėjot, bet kažkokių tokių. Jo, vis dar tokių, žinai, egzistuoja tų istorijų, kažkur kažkas gavo tą paskolą, kodėl aš negaliu gauti, ne? Tokių egzistuoja, ne, žinai, nes žmonės vis kartais pervertina savo jėgas, ne, galvoja čia, kad kažką truputį kažką padarysiu. Dabar labai sunku, ne? Dabar jau bankai viską supranta ir tos technologijos labai išvystytos. Ir bankai dabar naudoja iš tikrųjų tokią plausibility test, kad viskas turi make sense. Tarkim, jeigu ten, ten aš dirbu kaip valytoju jo ir aš ateinu su payslipais, kad aš uždirbu 70 000, tikrai tai does make sense, ne? Tai bankai dabar pradėjo naudoti tokį plausibility testą, ne? Ypač, tarkim, ar ten self-employment, tai jeigu praeitais metais uždirbo 10 000, o šiais metais 70 000, tikrai, bankas iškart klausimus ir kaip čia tai pakilo, kodėl čia tos ar kažkokios pareigos pasikeitė, ar dar kažkas. Tai dažniausiai tos istorijos ir būna, kad kažkur kažkas nusipirko, kodėl aš negaliu gauti tos paskolos. Aišku, visi gali gauti tą paskolą, bet gal reikėtų vertinti savo jėgas, gal nepirkti tokio namuko, žiūrėti kažkur toliau už 10-20 mylių. Tikrai mes, Tomai, aš ir tu, mes patarsime, ne? Ir nieko blogo gal ir pasižiūrėti už 5-10 mylių toliau, nes, kaip ir kalbėjom, toliau pirkdami kažką gal gausi daugiau. Aišku, kainuos gal transportas ir visa kita, tų niuansų gal daug, žmonės kažkur Londone dirba, jiems reikia arčiau Londono, bet tų istorijų čia galėčiau pasakoti, bet didžiausia ta, kad visi nusipirko, kodėl aš negaliu, ne? Tai reikėtų prieš
perkant įvertinti savo finansinės galimybės, savo rizikas, kokie planai, kur norit gyventi, kiek tų kambarių jums reikia ir visa kita. Jeigu dabar įsivaizduokite tokią situaciją, kad jūs grįžtat laiku atgal ir atvažiuojate iki Didžiąją Britaniją, ar ne? Kokia jūsų strategija nuo atvažiavimo, nuo darbo, nuo kažkokio taupimo, ar ne, į ką atkreiptumėte dėmesį ir maždaug kokiam laikotarpį jūs galvojat, kad jau galėtumėte, tarkim, gaunat vidutinį kažkokį atlyginimą, ar ne, ten į rankas, sakykime, jūs gaunat ten 3000, žmona gauna 1,5, ar ne? Kokia tai jūsų strategija būtų, kaip taupyti, kur galbūt save šiek tiek pariboti, kad mes kuo greičiau įstatykim save į tokią dar tik atvykusio žmogaus situaciją. Žinai, Tomai, čia, labai gal sunku pasakyti, visi mes skirtingi, žinai. Jeigu apie mano, aš tai iš tikrųjų atvažiavau jau 95, jau čia nežinau, kiek 30 metų, aš nenorėjau nuomotis, aš pagyvenau gal 2-3 metus, ir iškart galvojom, reikia pirkti, ne? Neįsivaizduoju, kaip mes ten nusipirkom, ten tą namuką nupirkom už 80 000, to depozito reikėjo 5%. O jūs dar turite namą? Nebeturim, iš to namuko pasikeitėm į didesnį, tą didesnį vis dar turime, ne? Tai iš tikrųjų ten 80 000 pirkau, tas depozitas buvo 4 000, neturėjau už tų 4 000 atsimenu. Tai depozitas buvo 4 000? Taip, nes 5% nuo 8 ir kažkaip neturėjom, nes ir tos algos mažos buvo ir net, bet kažkaip susispaudėm, reikėjo ir nusipirkom tą pirmą namuką. Tai čia iš mano, žinai, tos gyvenimus, aš norėjau labai savo turėti, ne? Tai gal čia nuo žmonių priklauso, gal kiti atvažiuoja, kad galvoju, aš ilgai nebūsiu, aš pabūsiu 2-3 metus Anglijoje. Jo, žiūri vėliau 20-20 metų, ne? Žiūrėkit, o kuo skiriasi vis tiek, kai pirkot, tai skau 30 metų atgal, ar ne, biškį mažiau, bet kuo skiriasi tas pirkimas anksčiau, kaip jumis, jeigu prisimenat, ar ne, ir kuo jisai skiriasi dabar, tie tokie skirtumai, gal kažką... Jo, žinokit, tada, aišku, buvo laukiniai vakarai, ne? Nieks labai, daug kas nusipirko, pats gal žinai, nieks labai neklausė, kiek uždirbi, kokia tavo alga, visi klausdom, už kiek nori pirkti. Ir tas paskolas tikrai bankai labai noriai dalino. Buvo, pat žinai, buvo ir 100% mortgage ir 125% mortgage, tik pirk. Buvo daug prisikūrė visokiausių amerikietiškų bankų. 125, šito nežinau. 125. Papasakykit trumpai, kas tai yra. Buvo Northern Rock, ne? Northern Rock tai duodavo, keista sistema buvo, 5 reikėdavo depozito tipo, ne? 5%. 5%, tipo skolinantis 95%, bet pats bankas dar duodavo 30% launą, paskolą. Wow. Įsigyti tą namą. Bet ant tų pačių palūkanų? Ant tų pačių, viskas ant to pačio? Taip jie vadindavo, 125. O yra dar tokių produktų, ar nebijau, iškasti? Northern Rock jau senai nebėra, žinom, kodėl jo nebėra, kad dalino labai gerai. Tai jo, tada buvo laukiniai vakarai, bankai mažai kontrolės turėjo, mažai brokerius kontroliuodavo. Aišku, dabar šiai dienai viskas apsivertė aukštinkojom. Bet kodėl? Bet kodėl viskas taip pasikeitė? Tai pasikeitė labai paprastai, pasikeitė todėl, kad visi tokie nekontroliuojami dalykai priveda prie didelių rizikų, priveda didelių finansinių katastrofų, kai yra 2008, kai viskas... Tai aš galvoju, 2008 ir padarė tą tokį didelį perversmą. Be abejo, nes viskas buvo labai paprasta, Amerikoje irgi, kaip ir Anglijoje, tas paskolas dalino, visi ėmė kas tik norėjo. Be abejo, ten kažkokia dalis tų žmonių, jie negalėjo gauti paskolų, nes paprasčiausiai jie negalėjo jų išmokėti. Ir viskas, tų daug bankų mažiukų buvo prisikūrę ir pradėjo viskas griūti. Tas mažiukas bankas nedatidavė dideliam, didelis jau nepadidavė dar didesniam. Ir ta banga sugrįžo ir į Europą ir viskas griuvo. Ir griuvo, žmonės prarado darbus. Tai be abejo, po tos krizės bankai labai viskas, finansų ministerijos labai viskas sugriežtino, kiek savo pinigėlių turi turėti bankai, nesgi pasirodė, kad bankai visai savo pinigų neturi, viskas išskolinta. Dabar bijau ten gal pasakyti, dabar labai griežti reikalavimai, netgi gal iki 50%, netgi building societies, tai tikrai žinau, jeigu skolinat milijoną, jūs turi turėti 500 000 savo sąskaitos bankos. Tai čia yra jau tokie dideli, tokie stabdžiai sudėti, kad vėl neįsivažiuotų bankai ir visa kita. Ir kad būtų lengviau valdyti tokias katastrofas. Tai žodžiu, buvo lengviau prieš 25 metus, jeigu tikrai žmogus sąžiningas ir sąžiningai dirbo ir ten nešoko aukščiau bambos, tai buvo tikrai lengviau. Buvo lengviau ir tikrai, kas valdė savo tuos finansus labai gerai, tikrai buvo gal lengviau nusipirkti. Nežinau, ar aš norėčiau grįžti tokius laikus, nes tikrai daug buvo streso ir daug betvarkės.
Aš manau, ir dabar visi gali nusipirkti kažkokią darbelio. Jeigu jūs nesigalit, vyras su žmona negali nusipirkti, neužmirškit, kad galite nusipirkti keturiese. Bankai skolina netgi su 4 žmonių uždarbiais. Tai manau, tikrai galite įsigyti savo svajonių namuką, netgi naudojant ar ten brolio ar sesers pajamas. Nebereikia ten kažkokių nesąmonių daryti, kaip darėm prieš 20 metų, apie kurias net kalbėti nenoriu. Tai viena žodžiu ir visokiausių ir tų galimybių, reikia tik su mumis kalbėti. Man kalbėti apie paskolas, tau Tomai kalbėti, kokius namus pirkti. Tikrai tų galimybių yra ir galų galėjau kalbėjom prieš tai yra ir 100% paskolų. Žinokit, tikrai daug žmonių nesikreipia, kodėl neperka 100%, nežinau, bet tikrai jų yra. Ir Kada paskutinę paskolą patvirtino 100%? Žinok, bijau pameluoti, Tomai, gal prieš kokius, metus laiko iš tikrųjų. Metus labai keista. Aš žinau, kokias apimtys, kiek klientų jūs turite ir žinok, labai keista, nežinau, kodėl žmonės, gal ta žmonių kategorija, kur neturi šiai dienai depozito, nežinau, gal jie baukštesni, gal jie bijo neįsipareigojimų, galvoja, kad ta nuoma, turit suprasti, kad nuoma irgi yra įsipareigojimas. Tas pats, kas paskola, ar ne taip. Jeigu nemokėsit, irgi išmes jūs, ne? Nuomininkai išmes greičiau negu bankas. Bankas dabar yra priėmę tokius, pasirašę tokius gerus įstatymus, kaip jie vadina, tai duoda netgi 12 mėnesių ten įspręs savo finansinės problemas. Taip jau neiškraustys labai greitai. Tai va, ir gal žmonės kažkos labiau nepasitikė, bet turit klausimų dėl 100% paskolų, skambinkit man, Tomui, tikrai su mielu noru padėsim. Tai va, ir šiaip rinka iš tikro dabar, ką trumpai tik norėjau pasakyti, kad asking prices balandis vėl 0,9%, jau kova buvo pakilimas, asking price ir vėl aš nelabai suprantu priežasčių, rinka sakykime, stabiliai nestabili ir ta asking price tokia didelė. Tai aš nelabai įsivaizduoju, kur mes einam ir ką mes su tuo darysim, bet... Vienas dalykas, aišku, žinai, Tomai, niekas nepiks, Tomai, nes patys žiūrit, kaip viskas brangsta. Ne? Jeigu šiai dienai kalbėti, matom, kiek subrango kuras. Subrango kuras, reiškia, subrangs viskas, pradedant nuo duonos, baigiant tą plytą, kur reikės statyti namą. Ne? Tai tikrai niekas nepiks ir jeigu jau kas nusprendė, turi vis tiek galvoti apie tą pirkimą. Ir infliacijos augimas, kai mes ir kalbėjom, infliacijos augimas tai yra vienas iš didžiausių rodiklių, dėl ko mūsų procentai kyla. Taip. Ir šiaip iš viso apie tas abejonės, tokias dvejonės, tai aš turiu tokį irgi vieną labai gerą pavyzdį, kai žmogus atėjo, jam patiko namas ir viskas buvo tvarkoj. Buvo asking price, jis 15 000 žemiau asking price. Sukalbėjom su pardavėju žodžiu, sako, duok 5 000 daugiau, jisai laukė, prarado tą pasiūlymą, atsirado pirkėjas, kuris nupirko tą namą ir tada viskas, žmogus žodžiu, depresijoje, strese ir pirko kitą ekstra 15 000 už panašų namą. Tai aš visą sakau, kad apsisprendėjai, tinka, patinka, kartais norėdamas sutaupyti gali prarasti. Jau kaip ir žadėjau, iš tikrųjų noriu sugrįžti prie tokio mini segmentėlio. Sugalvojom mes tokį surmygium dalyką, mes įsirinkom 5 arėjas, 5 skirtingas lokacijas, pasiskyrėm savo biudžetą, kas yra 400 000 ir dabar mes eisim per namus ir žiūrėsim, ką už 400 000 galim nusipirkti skirtingose lokacijose. Tai pirma lokacija yra Londonas už 400 000, Remigijus matot ant... Jo, matau, Tomai, ir matau, kad tai kas čia vieno bedrumo namukas 500 kvadratinių pėdų, tai nėra... 6 kvadratiniai metrai. Nėra pats didžiausias. Turi medinės grindis, ar ne? Double glazed windows, virtuvė kaip ir visai nebloga, žiūriu, vonia įrengta taip pat padoriai, bet vienas bedrumas iš tikro. Jo, čia tas namukas yra pietvakarių Londone, ne vakaruose, ne pietuose, bet tai pietvakariuose. Ir jo, ne kažką gausit už 400 000, tik tai vieno bedrumo namuką ir 50 kvadratinių metrų. Ir kainuos jums 400 000. 400 000. Dabar sekantis, ką aš turiu, tai jeigu eisit sekantį, tai taip pat Londonas, ar ne? Rytų Londonas jau. Čia jau kitoj pusėje. Londonas, freeholdas, taip pat vieno bedrumo, taip pat už 400 000. Čia ir įrengtas šiek tiek tvarkingiau, matot, kabo dviratis, ar ne, tai indikuoja, kad vietos nėra per daugiausiai.
Ir tas miegamasis toksai suspaustas, ar ne, aš šiaip nelabai suprantu, nes yra turėklai čia gal kaip lofto tipo, ar ne, toksai. Įrengtas neblogai, sakyčiau, pakankamai padoriai, ar ne, tik kad tos vietos. Ką mes turim iš tikrųjų dėl vietos? Dėl vietos nedaug informacijos, aš manau, kad nelabai daug. Ai, bet yra, kad buvus factory, ar ne, ir čia Jo, perdaryta. čia 55 kvadratiniai metrai. 55 kvadratiniai metrai už 400 000. Tai, Jo, panašiai kaip tas pietvakarius, ne kažką už 400 000, tikrai Londone nupirksit. Kuo toliau, Ypač arčiau centro. kuo toliau, tuo bus įdomiau. Dabar turi Manchesterį, ar ne? Tai trečias yra Manchesteris, raudonų plytų namas, matom pakankamai didelis pagrindinis kiemas, ar ne? Visai skaičiau gražus namas, jau turim 3 bedroomus, ar ne? Tai ką mes Londone nupirkam 1 bedroomą, mes čia turim 3. Square footage yra 2 kartus daugiau. Taip. 100 kvadratinių metrų, ar ne? One bathroom, pats įrengimas, sakyčiau, yra, gali tiesiog ateiti ir gyventi, ar ne, iš karto, čia be klausimų, ar ne? Taip, Nei kažkokių dekoravimų reikia, nei kažko, lyginant su mūsų ir skaičiau vone, ar ne, jeigu pasižiūrėsit, tikrai gali ateiti ir iš karto gyventi. Aš nemačiau tam Londono butuose, ar buvo įdėta gardinas. Aš tikriausiai manau, kad net tikriausiai, kad ne. net ir be gardino. Tai pasižiūrėkit, kokį skirtumą mes turime, ar ne, ką mes galim nupirkti savo ir savo šeimai už tą pačią sumą Manchesterį. Ir kas liečia, tarkim, apie darbus, ar ne, ką mes ieškom darbų, aš nepasakyčiau, kad Manchesteris labai atsilieka nuo Londono, ar ne? Nemanyčiau. Nei inovacijom, ar ne, nei kažkokiam darbų pasiūlymais. Tai aš dabar suprantu, iš tikrųjų, dabar pasižiūrėjęs ir palyginant viską, aš dabar suprantu, kodėl žmonės važiuoja ten ir kodėl gyvena. Ar ne? Sekantis, ką mes turim mano Lyce. Ar ne? Lyce už 400 000 galim nupirkti 4 bedroomų namą. Jeigu pasižiūrėsim. Taip, ir matau, kad tai yra detached, tai yra atskiras namukas, nesujungtas su kaimynais, su 2 voniom. Tai be abejo. Pažiūrėkit į sodą, Remigijau, ką mes turim netgi video iš tikrųjų. Taip. Nu, visiškai labai gražus namas, naujai įrengtas. Mes turim netgi video parodytą, tai, nu, tikrai, ta prasme, mato tą skirtumą, ar ne, ką mes turim Londone. Šiek tiek čia ne taip fainiai padaryta, mes galim vaikščioti po tą namą, ar ne? Taip. Tai, nu, iš tikrųjų, matom tą didelį skirtumą ir irgi tas pats, ar ne, ateini, tau nereikia 4 bedroomų namas. Tai, prašau, didesniai šeimai, ar ne, aš nežinau, kiek mes Londone už tą patį galėtume mokėti. 700, 800. Grįžtam atgal ir aš išsirinkau dar vieną iš savo miesto Harlow, ar ne? Tai pasižiūrėkit, ten yra 5. Chapel Field, jeigu matot. Matau, taip. Toks, sakyčiau, standartinis, ar ne? Standartinis namas, nieko ypatingas. Mes turim 3 bedroomus, vieną bathroomą, ar ne? Semi-detached namukas taip pat. Sakyčiau, remonto reikėtų, Remigijau, ką jūs galvojate apie tai? Jo, čia jau matos, kad truputį toks kaip ir padėvėtas. Bet, nu, nėra labai arti Londono, bet nėra ir labai toli nuo Londono. Sakyčiau, Harlowas yra ta lokacija, kur susisiekimas tikrai geras yra, ar ne? Mes turim oro uostą Stansted, mes turim ir šiek tiek žalumos Epping, ar ne? Epping Forest, mes turim Central Line taip pat. Tai Eppingas arti, tai žodžiu, mes turim viską tikriausiai, ko mums gali prireikti. Bet jeigu atkreipsi dėmesį į dekoravimą ar ne į dekoracijas, tai sakyčiau, atrodo kaip ir pilna tokį refurbishmentą reikėtų daryti. Visiškai. Kaip galvojat, vis tiek jūs turit patirties, turint tokį namą ar ne, tarkim, nu, minimaliai pasitvarkyti, ten sienos, grindys, su kiek pinigų mes galim apsieiti? 50 000 ekstra? Nu, nežinau, žinai, kokius tos darbus darysi, žinai. Wow, o matėt sodą, pasižiūrėkit į sodą. Čia sodė vien tik reikės 50 000. Jo, nu, čia, žinot, čia gal dėl to ir toj pigioji pusė yra, kad reikia daug daryti, daug įdėti darbo. Čia be abejo reikėtų gal įvertinti, gal kažkoks šitoks kaip ir projektėlis, gal kaimynai parduoda ir už 5 ir 600. Taip. Čia paprasčiausiai jau tiek visiškai nudrengtas tas namukas. Sunku pasakyti, bet pinigėlių šitam namui tikrai kainuos. Dabar atsidarykit paskutinį tą, kur aš įdėjau ir čia jau mes turim Škotijoje, ar ne? Nu, čia tikriausiai ir tą visą ežerą priklausys prie to namo.
Man atrodo, čia buvo Su visu ežeru. Tai namas yra 300 kvadratų. Wow. Už 425 tūkstančius čia yra asking price, ar ne? Ir įsidėtas tas namas spalio 20 dieną, 2025 metų. Tai reiškia, kad jis pusę metų yra, be kažkokių pasiūlymų, be nieko. Taip atrodo, kad biški in the middle of nowhere, iš tikrųjų. Nežinau, ar tu norėtum gyventi. Aš dabar bygiau, kad jūs skraidot, jeigu mes, pavyzdžiui, pasidarytum pakilimo taką. Čia gera idėja. Bet, iš tikrųjų, dabar mes žiūrim į 6 bedrumų, 300 kvadratų, 400 tūkstančių. Ir kur galvojat pagrindinė problema, bet matėt, vonė yra įdėtas apšvietimas vonioje pačioj. Kur galvojat yra pagrindinė problema, kuri stabdo žmonės nuo važiavimo, tarkim, į Škotiją, ar ne? Nes vis tiek, namas pusę metų įdėtas ir tikriausiai susidomėjimo didelio nėra. Kur yra tas pagrindinis dalykas? Sunku pasakyti, čia, žinai, Tomai, nėra taip lengva gal iš vienos vietos persikrausti į kitą vietą. Tai lemia daug dalykų, daug aspektų. Tai lemia vaikai, darbai, sveikata, kelionės, pajamos, daug niuansų. Tikriausiai mes, Tomai, norim gal pasakyti apie tai, kad kur mūsų klientai norės, mes ten surasim namuką. Norės, surasim Škotijoje prie ežero, su lėktuvų pasikėlimo, nusileidimo takone, norėsit gyventi netoli Anglijos karaliaus dabar, irgi surasim butuką, ne? Tai jo, tikrai su mielu noru mes jums padėsim, bet kokioj toj vietoj ir... Šitas segmentas tai buvo toksai ir ne parodymų iš tikrųjų, kad ką mes galim turėti bet sakau, viskas priklauso nuo žmonių, iš tikrųjų, kaip jūs ir sakėte, ar ne? Aš dabar neseniai lankiau tėvus Lietuvoje ir atrodo ir tas miestas ir erzina ir nepatinka, bet aš grįžau, mes turim sodybą kaime, ar ne? Ir kažkaip aš nepratęs prie tos ramybės ir atrodo norėjusi, pabuvau vieną dieną, antrą, jau po to galvoju kažkur, jau kažkaip norėtųsi grįžti į tą savo gyvenimą ir nėra taip blogai. Tai kągi, ačiū labai Remigijau iš tikrųjų, kad mes čia ir grįšim ir kitą savaitę, ar ne? Pasiplanuosim, ką mes galim turėti, iš tikrųjų padarysim tokias apklausas, ką žmonės norėtų matyti, ar ne? Paskutinis mūsų epizodas apie investavimą, tai buvo šiek tiek kitoks ir iš tikrųjų žmonėms patiko, nes tos informacijos daugiau, ar ne? Ir nes mūsų, žinot, ką mes galim kalbėti, mes čia galim kalbėti anekdotus pasakot, bet pasikvies žmonių, kurie dar praplečia tą ratą, ar ne? O norėjau paklausti apie renginį. Iš tikro, ar kažkokios informacijos yra apie tą seminarą, kurį jūs planuojate? Jo, vis planuojam. Tikėkime, kad kitą savaitę jau galėsim pasakyti datą ir laiką. Ir visus mūsų klausytojus pakviesim. Tai ačiū Tomai. Ačiū jums labai ir iki kito karto. Iki. Woohoo!